pradėti. Labas rytas. Sveiki visi, aš esu Irida Zavackė, įmonės Adels vadovė ir šiandien kalbuosi su Ligita Jakučionyte. Jinai prisistato kaip keliautoja, tyrinėtoja, psichologija tau straipsnio autorė ir mokyklos Ačiū, kad pasakei įkūrėja. O aš Ligitą pažįstu labai seniai ir pirmiausia žinau ją kaip puikią vadovę, kuri ir pardavimam aktyviai vadovavo ir didelį organizacijai. Ir labai nustebau iš tikrųjų, kai paskutiniu metu vėl susidūrė mūsų keliai ir pamačiau, kad Ligita dirba su grįžtamuoju ryšiu. Tai Ligita, truputėlį papasakok apie save ir iš kur atsirado šitas interesas būtent kalbėti apie grįžtamąjį ryšį. Gerai, ačiū Irida. Tai aš galvoju, kad kai peržiūrėjau savo istoriją, tai su grįžtamuoju ryšiu susidūriau jau visai vaikystėj. Mūsų mokykloje tai buvo tokia mada rašyti viens kitam, ką tu apie mane galvoji ir dalintis tokiais asmenukais. Ir kas yra įdomu, kad aš tos asmenys visus išlaikiau ir jau būdama suaugusi pagalvojau, kodėl mes vaikystėje taip darydome ir supratau, kad vaikams mokykloje svarbiausia draugauti, o ne mokytis. Tai suaugusiems organizacijoje irgi labai svarbu, gal netinka tas žodis draugauti, bet yra žodis tinkamas būti priimtiems. Ir dirbdama, susitikdama su įvairiais žmonėm, man teko, čia atsiprašau, kažkoks labai buvo triukšmas, man teko laimė dirbti organizacijoje tarptautiniai, kur grįžtamasis ryšys buvo norma ir aš ten jo išmokau. Ir man teko irgi laimė dirbti organizacijose, kurios nieko nežinojo apie grįžtamąjį ryšį. Ir aš galėjau palyginti. Ir iš to atsirado noras pasidalinti savo patirtim, kodėl to reikia. O tas Ačiū, kad pasakei, iš kur kilo šitas pavadinimas? Jisai toksai linksmas tas pavadinimas. Aš esu labai dėkinga, nes jį man sugalvojo mano dukra, jinai yra profesionali vertėja, jinai turėjo išversti sakinį iš anglų kalbos thanks for the feedback ir labai ilgai svarstė, kaip čia lietuviškai pasakyti ir jai gimė tas sakinys, ačiū, kad pasakei. Ir man jisai taip patiko, jisai toks paprastas, toksai lietuviškas, toks atliepiantis ir negana to, šitas sakinys dar porą funkcijų atlieka labai svarbių grįžtamajam ryšiui. Iš tikrųjų labai įdomu tas, kad vertimas labai tiksliai atspindi anglišką terminą, nes tas feedbackas, jis iš tikrųjų verčiam kaip grįžtamasis ryšys ir tai yra toksai griozdiškas ir techniškas pavadinimas. Bet jeigu paieškot lietuvių kalboje žodžio, kuris paprastai vienu žodžiu apibūdintų grįžtamąjį ryšį, tokio ir nėra. Tokio ir nėra. Ir kai nėra, mes dažnai pasakom, kad, žinot, labai sunku išversti iš anglų kalbos, tai aš pasakysiu angliškai, bet iš tiesų yra įmanoma. Ir antras pavyzdys man labai patiko, kai tavo kolegė Edita teisingai parašė šitą seminaro pavadinimą. Norime žinoti, nenorime prašyti. Aš perskaičiau, galvoju, gerbiu tokį žmogų, kuris moka dirbti su žodžiais. Tai man šitas sakinys, ačiū, kad pasakei, irgi buvo dovana. Bet jeigu leisi, aš truputį dar porą funkcijų pasakysiu, ką tas sakinys daro. Vienas dalykas, tuo sakiniu mes paprastai lietuviškai mandagiai padėkojam už tą informaciją, kurią gauname. Antras dalykas, man pavyzdžiui, tas sakinys duoda laiko atsikvėpti, nes koks bebūtų grįžtamasis ryšys, pirmą kartą visą laiką taip užima net kvapą, nes nesitiki vienokios ar kitokios informacijos. Ir aš jį naudoju taip, ačiū, kad pasakei, tada pakvepuoju, tada sakau, dabar aš truputį apie tai pagalvosiu ir tada duodu savo laiko pagalvoti. Nes grįžtamojo ryšio priėmimas yra procesas, mums reikia laiko. Tai kalbant apie patį grįžtamąjį ryšį, tai aš prieš pereinant to tokio gilesnio pokalbio apie tai, o koks čia procesas ir kodėl čia to laiko tiek daug reikia, aš noriu pasidalinti mūsų Adels įmonės atliktais tyrimais.
tiksliau tyrimo rezultatais, kurį darėm praėjusiais metais, 2019 metais. Ir tokią patogią apklausą internete tiesiog klausėm žmonių įvairių mūsų renginių dalyvių, kaip dažnai jie gauna grįžtamą ryšį darbe ir ką jie galvoja. Ir šitoj vietoje man įdomiausia ta dalis, o kaip dažnai jie patys paklausė grįžtamųjų ryšio. Ir mes su grįžtamųjų ryšiu irgi dirbam ganėtinai nemažai. Ir viena iš mūsų veiklos sričių yra ir įsitraukimo tyrimai. Ir kai žiūrime mes per įsitraukimo tyrimų rezultatus, tai šiaip rezultatai jie nėra labai blogi. Iš tikrųjų, žmonės sako, kad pakankamai jaučiasi, pakankamai gerai vyksta komunikacija, pakankamai dažnai jaučiasi gaunantis grįžtamąjį ryšį. Kažkiek mažiau vertinama yra punktas jaučiuosi pripažintas ir pastebėtas, tai va čia būtent tas jau pozityvus grįžtamasis ryšys. Bet šitoj vietoje įdomiausia dalis yra klausimas, o kaip dažnai tu pats klausi grįžtamąjį ryšį iš savo vadovo. Tas vadovas gali būti vienoks arba kitoks, galbūt jam ten sunkiau sekasi teikti grįžtamąjį ryšį. Bet jeigu pažiūrėsim, tai vadovus vertina visai neblogai. Ir va čia šitam punkte aš pabandysiu dabar pasižymėti. Jeigu pažiūrėsim, kaip vertina vadovo gebėjimą teikti grįžtamąjį ryšį, tai tas įvertinimas nėra blogas. Matot, 2/3 žmonių sako, kad vidutiniškai arba netgi labai gerai vadovas teikia grįžtamąjį ryšį. Bet ir 35% sako, kad blogai. Bet jeigu paklausi, kaip darbuotojas dažnai pats paprašo grįžtamąjį ryšį iš savo vadovo, va šitą vietą. Tai ką mes matom, čia didžiausia dalis žmonių, kurie prisipažįsta, aš niekada neklausiu grįžtamąjį ryšį iš vadovo. Ir mus šitas dalykas truputėlį nustebino. Ką tu manai, Ligita, šituo klausimu? Nes jeigu... Gerai, aš atsakysiu. Man labai patiko tavo šitas klausimas, nes tame klausime yra ir atsakymas. Tik tai reikia truputį skirti laiko ir pagalvoti, kur čia tas prieštaravimas. Tai pasižiūrėkime. Vienas dalykas yra, kad žmonės visgi grįžtamojo ryšio nori. Ir tai yra natūralu, nes didžioji dauguma žmonių nori mokytis, nori tapti geresniais profesionalais, nori tapti geresniais draugais, sutuoktiniais, partneriais. Tai yra tiesiog mūsų vidinis toksai įdėtas gamtos noras patobulėti. Tačiau mes savo viduje turim ir kitą norą, kuris irgi yra labai svarbus. Taip kaip minėjau, jau kaip vaikai ateina į mokyklą draugauti, tai taip suaugusieji nori būti savo organizacijose, savo bet kokioj bendruomeniai nori būti priimti. Ir jeigu gauname neigiamą grįžtamą ryšį, arba nebūtinai labai neigiamą, kažkokias pastabas, kažkokią kritiką, kažką reikia patobulinti, atsiranda tokia baimė, kad galbūt manęs nepriims ir aš nepritapsiu. Ir ta baimė trukdo ateiti ir paklausti. Tai dabar turim tokius du dalykus, kad viena vertus aš noriu žinoti, man yra svarbu, nes aš tą informaciją panaudosiu. Kita vertus paklausti yra baisu, nes o gal sužinosiu tai ir paskui manęs nepriims, ar ne? Ir tarp šitų dviejų norų yra didelė psichologinė įtampa. Ir ką sako psichologai, kad ta įtampa niekur nedings, jinai tiesiog yra du prieštaravimai. Bet gera žinia yra ta, kad šitą įtampą galima išmokti valdyti. Tas įtampos valdymas, savo nuotaikos, savo reakcijos valdymas yra įgūdis, o įgūdį galim lavinti. Tai kalbant apie įgūdžio lavinimą, aš turiu kitus duomenis, labai įdomus yra tyrimo rezultatai, būtent apie tai, kada žmonės klausia grįžtamojo ryšio. Ir žmonės, kurie mažai pasitikė savim ir dar šalia to bijo, kad grįžtamasis ryšys bus neigiamas, tai dažniausiai klausia to grįžtamojo ryšio iš žmonių, kurie turi žemesnį statusą ir žemą tą galios santykį.
tie, pas kuriuos pasitikėjimas aukštas ir kurie tikisi gero įvertinimo, dažniausiai klausia grįžtamojo ryšio iš tų, kurių galios statusas yra tas didesnis. Išvertus į žmonių kalbą, tai reiškia tai, kad jeigu aš pasitikiu savim ir aš manau, kad aš puikiai pasirodžiau, aš einu ir pasakoju apie tuos dalykus savo vadovui. Jeigu mano pasitikėjimas kažkiek žemesnis ir aš galvoju, kad čia kažkas ne taip, tai aš einu tada, arba gali būti, kad galiu gauti pylos, arba jaučiu, kad tikrai, kad kažką ne taip padariau, tai aš einu apie tai ir kalbu virtuvėlį šur su savo kolegom, o žinot, va tai buvo ir va ten klientė buvo tokia labai pikta. Tarsi stengiasi netkreipti vadovo dėmesio, bet tam tikrą grįžtamą ryšį ir palaikymą susirinkti žmonių, kurių iš tikrųjų statusas yra panašus arba žemesnis. Tai čia yra toksai būdas, ko gero, ir gauti tą grįžtamą ryšį ir kartu išlaikyti savo savivertę ir nepapulti tą nepatogią situaciją. Toliau, tu minėjai, kad iš tikrųjų tai yra ugdoma. O kaip tą ugdyti, va tą pasiryžimą ir norą, tarsi priimti paklaust pirmiausia to grįžtamo ryšio, kad ir koks jisai bebūtų, ir priimti jį. Dabar čia jau kaip paklausai, tai čia tiesiog visas klausimas uždegiantis visą šitą grįžtamojo ryšio temą. Tai prieš tai, kad atsakytume į šitą klausimą, aš gal norėčiau, kad mes suvoktume vieną dalyką. Ir tokią gal šiek tiek istoriją papasakos. Tu atvertei skaidrę su knygomis, tai jeigu leisi pasakyti, tai aš parinkau keletą knygų, kurios mano nuomonė labai atliepia šitą temą ir žmonės, kurie išgirdę vieną ar kitą raktinį žodį, supras, kad nori pasigilinti, tai tikrai rekomenduoju paskaityti šitas knygas, kurias prezentacijoje pamatysim. Atliepiant į tavo klausimą, tai labai svarbu suvokti, kad mes visi žmonės, kaip ir gyvūnai, turime tokį instinktą save saugoti. Ir tas instinktas pasireiškia tokiu kovok arba bėk. Jeigu įsivaizduojat gyvūnijos pasaulyje, atsitinka kažkas baisaus, tai gyvūnas arba ginasi, jisai puola, arba jisai bėga ir stengiasi pasislėpti. Jeigu šitą kovok arba bėk instinktą perkeliam į organizacijų gyvenimą, tai matom, kad kovok, tai reiškia pirmas užsipulk, kritikuok, garsiai kalbėk, kabinėkis prie smulkmenų, prašyk paaiškinimų, nepasitikėk. Tai reiškia, aš puolu pirmas, kad manęs nepultų, ar ne? Yra tam tikra reakcija. Kita reakcija, kuri yra slėpimosi reakcija, tai yra venk tokio pokalbio, nesakyk, ką galvoji, pasitrauk iš konflikto, stenkis, kad tavęs nepastebėtų. Tai ta reakcija, kovok arba bėk, viskas tvarkoj, mes ją turim. Tačiau jeigu mes norim keisti organizacijos kultūrą, mes turime pereiti nuo tos gynybinės reakcijos, bet tai, ką tu pasakoji virtuvėlėje, ieškau draugų, su kuo pasikalbėti, tai man nesaugu, man reikia, kad kažkas mane palaikytų ir pritartų. Aš ieškau prie ko pritapti. Tai rodo, kad mano organizacijoje yra nesaugu. Tai norint keisti kultūrą, pirmiausia, reikėtų padaryti, kad būtų saugu. Ir šitos knygos autorė, jinai teigia, kad reakciją kovok arba bėk galima keisti į reakciją sustok ir planuok. O kaip tai susiję tada su gale ir su valia? Taip, tai dabar galvoju, jeigu organizacijoje nėra saugumo kultūros, tai natūraliai mes tos galios bijosime ir neisime pas vadovą klausti. Ir tarkim, gali būti, kad jaunas žmogus arba naujas žmogus atėjęs į organizaciją paklaus vadovo grįžtamojo ryšio ir labai svarbu, kas bus po to. Jeigu jisai gaus, kaip pasakyti, pasekmę savo klausimo, jisai daugiau tikrai neklaus. Ar ne? Tai vadinasi, mano gal toksai būtų siūlymas, kad jeigu mes apskritai norime keisti kultūrą, tai mes turime pradėti keisti nuo vadovų. Mano klausimas tada būtų tau, ar vadovai patys klausia grįžtamojo ryšio apie save? Va čia tai yra retenybė. Darbuotojas, tai jisai daugiau ar mažiau yra priverstas, yra metinis pokalbis, yra ketvirtinis ar pusmetinis pokalbis, jis privalo tą padaryti. O ką daro vadovas?
Ar teko sutikti tokių vadovų, kurie ateina pas savo darbuotojus ir paklausia, o ką tu galvoji, koks aš vadovas? Geras klausimas. Čia galim paklausti ir mūsų auditorijos į diskusijų skilti. Ar jūsų vadovas klausia grįžtamojo ryšio apie save ir jeigu pats esat vadovo rolėje, ar klausit grįžtamojo ryšio apie save? Man praėjusią savaitę į elektroninį paštą įkrito naujienlaiškis, kur ten buvo vieno straipsnio anotacija, trumpas pranešimas apie tai, kad apklausus, beje, šiais metais, man regis apie 14 000 žmonių, daugiausia anglakalbėse šalyse, iš jų 74% sako, kad jie mieliau, kalbant apie ten emocijas, perdegimą, problemas darbe, kalbėtųsi su dirbtiniu intelektu negu su savo vadovu. Ir aš galvoju, bet problema yra ne tame, kad vadovai yra blogi. Problema yra, ko gero, visgi tas galios santykis. Nes jeigu tu eini ir pasakoji apie savo problemas ir kad jau esi ten netoli perdegimo ribos ir su vadovu, kuris turi galę spręsti dėl tavo paaukštinimo, dėl tavo priedo prie darbo užmokesčio, galų gale dėl tam tikrų pasiekmių, kurios, vienaip ar kitaip susijusios su tuo, kokią informaciją tu jam pateikino, akivaizdu, kad neįs ir nepasakosi. Taip, aš pritariu ir tada aš tai garsiai pasakysiu vadovams, kad jeigu jūs taip elgiatės, demonstruojate savo galią, tai nėra ko tikėtis, kad darbuotojas paklaus. Nesenai aš supervizuoju vadovus ir nesenai turėjau tokį pavyzdį, gal pasidalinsiu. Tarkim, kalbėjomės apie metinį pokalbį ir klausiu, ar tavo vadovas paklausė tavęs grįžtamojo ryšio po metinio pokalbio. Ir sako, taip, klausia, ar turi man ką nors pasakyti? Sakau, ir ką tu tada sakai? Aš sakau, tai kad viskas gerai. Tai jeigu vadovas tikrai išgirsta tokį dalyką, kad, tai viskas yra gerai ir jisai nieko daugiau neklausia, tai nieko daugiau ir nesužinos ir santykis tarp jų neatsiras. Ir pasakysiu, kas yra baisiausia tokiose situacijose. Jau mes dabar įeinam taip, kas klausia, kas neklausia, kas galią turi, kas galią neturi, bet jeigu mes nedarome to visoje organizacijoje ir nedarome to teisingai, tai mes skatinam tokią vadinamą dvigubos komunikacijos kultūrą, kada aš pasakau tai, ką reikia sakyti, ką jūs norite išgirsti, tai taip, vadovė, viskas gerai. O nuėjęs į virtuvėlę, sakau tai, ką noriu pasakyti ir tai, kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi. Ir dėl ko tai yra blogai? Dėl to, kad labai daug energijos mes išeikvojam tai gynybai. Iš tikrųjų, be galo daug energijos, nes ir pulti, ir gintis, ir suprasti, kur čia ta galia, ir kur čia tos galios nėra, ir kartais gali apsirikti. Tai jeigu tą energiją panaudotume rezultatams, tai įmonė iš karto šoktelėtų į priekį. Žiūrėk, Ligita, aš matau čia prieštarą. Viena vertus labai pritariu tau, kad iš tikrųjų energiją eikvojam ir puldami, ir gindamiesi. Bet kita vertus, tai yra spontaniškos reakcijos, kurios, ko gero, mažiausiai reikalauja to sustojimo ir galvojimo. Pasiūlymas sustok ir galvok lygiai taip pat reikalauja ir energijos, nes tai nebėra spontaniškas dalykas. Ir žinai, kai aš skaitau knygas ir aš tuoj perversiu į kitą knygą, apie kurią irgi norėjai papasakot, kai aš skaitau tas iš anglų kalbos verstas knygas, mane visada apima toksai keistas jausmas, tas angliškas irgi tas terminas awkward. Toks, kažkas ne taip, nes niekas Lietuvoje mes taip nekalbam. Ir tas vertimas atrodo, susėdę mes tikrai nekalbam tokiu būdu. Ir tasai tikrai neįsivaizduoju nei vadovo, kuris susėdęs darbuotojų sakytų, jeigu ir aš žinau, tikrai yra bandymų, kai pasikviečia ir sako, aš dabar tau suteiksiu grįžtamą į ryšį. Ir mes dažniausiai žinom, kom baigėsi toksai pokalbis. Taip, čia taip kaip filmuose būna dabar, kaip ten sakoma, mums reikia pakalbėti, we need to talk. Ir tada dažnai, kad jau bus skyrybos filme po šitokią sakinį. Dažniausiai. Tas pats irgi, kai ateini pas vadovą ir sakai, arba mums reikia pakalbėti. Daugelio spontaniška reakcija ir yra, tas sustink ir bandyk pasislėpti. Ja, pritariu. Tai dabar gal aš pabaigsiu apie tą valią. Yra toksai, toj knygoje labai gražiai aprašytas tas valios atsiradimo mechanizmas.
Ir, nežinau, man tai labai buvo aišku ir labai padėjo susivokti, kad žmonės, mes esame socialiniai gyvūnai, mums reikia bendrauti, mes po vieną negalim išgyventi. Ir aš visada per mokymus sakau žmonėm, kad Mauglis yra tik tai pasaka. Jeigu žmogus liko vaikas tarp gyvūnų, jis ir užauga gyvūnų. Jisai tampa žmogum tik tai būdamas tarp žmonių, tik tai gaudamas grįžtamą į ryšį. Nesės, kojom netabaluok, to nedaryk, liežuvę nerodyk. Ir atrodo, kad tas neigiamas ar vienoks ar kitoks, bet šitie dalykai padaro mus žmonėmis, ar ne? Ir jeigu norime išgyventi bendruomenėje, tai labai gražiai autorė sako, kad valia tai yra gebėjimas neužknisti gyvenančių šalia. Tai reikia išmokti daryti tai, kas nepatinka. Ir pavyzdžiui, organizacijos sakom, mes neturim laiko kalbėti apie tokius niekus kaip grįžtamasis ryšys. Yra metinis pokalbis ir pasakysi. Bet reikia laiko skirti, reikia sukaupti tą savo valią ir ypatingai tą gali padaryti žmonės, kurie turi galios. Tai yra vadovai. Pasakyti, stop, mes gaištam savo laiką, savo energiją. Susėskim ir pagalvokim, kaip galėtume keisti šitą organizacijų kultūrą. Ir be to, taip nebus. Bet tai gal šitoj vietoje, žiūrėk, kažkokių pokyčių galim lauktis kartu su vis jaunesnių kartų atėjimu. Nes turim dabar žmonės, kurie išaugę jau su momentiniu grįžtamuoju ryšiu. Tai yra tie jauni darbuotojai, kurie nori greitų reakcijų. Ir tikrai nesutinka laukti visus metus, tol, kol ateis jau ten tas veiklos aptarimo pokalbis ir kad gausiu jau grįžtamą ryšį už visus metus. Jie sako, ką? Taip, pritariu labai tau šitoje vietoje ir man dar norėtųsi pasakyti, kad ir pakviesti tos jaunus žmonės, tai būkit geri, atneškite tą kultūrą, bet yra vėlgi du dalykai. Jauni žmonės turi naujų idėjų, jie užaugia kitokioje situacijoje, kitas greitis, pas juos kitas matymas, jie pro kitą langą žiūri, ar ne, tačiau jie neturi tos galios, tokios politinės galios, tos statuso galios, kad jie galėtų daryti pokyčius organizacijai. O tie, kurie daro pokyčius, jie skundžiasi. Tai jauni žmonės ateina, išeina, jiems niekas nerūpi, jie labai viską greitai daro. Tai mano atsakymas galbūt toks, kad tol, kol tos dvi galios, jaunystė su inovacijom ir tas vyresnis amžius su savo patirtim nesusės ir nepradės kalbėtis ir klausyti vienas kito, tai tol tie pokyčiai nevyks. Vieni kitus kaltinsim ir viskas, ar ne? Ir kodėl aš šitą knygą įdėjau, rekomenduodama jauniems žmonėms būtent paskaityti, nors ta knyga parašyta, kai dar jie nebuvo gimę, greičiausiai labai senai, tačiau čia yra toksai labai stiprus vertybinis užtaisas ir knyga prasideda nuo sakinio, gyvenimas yra sunkus. Tai aš noriu pasakyti jauniems žmonėms, kad jeigu jūs gimėt su kompiuteriais, tai nereiškia, kad jums bus lengviau, tačiau kiekviena karta atsineša savo sunkumus ir turi rasti savo sprendimus. Ir labai gražiai autorius sako, kad jeigu esi psichiškai sveikas, visas problemas gali išspręsti. Tik tai turi tam skirti laiko ir dar pridėsiu iš ano puslapio, kad reikia ir valios. O ką patartum organizacijom, kurios nori pradėti kurti grįžtamą ryšio kultūrą? Čia matau ir iš dalyvių yra klausimas toksai vėlgi platus. Nuo kokių žingsnių reikia pradėti siekiant kurti grįžtamą ryšio kultūrą? Ir jeigu šiek tiek pasiaurinant, tai ar įmanoma suteikti grįžtamą ryšį, nesugebant pačiam jo priimti? Puikus klausimas. Aš gal atsakysiu nuo antrojo klausimo ir tada prieisiu, nes tas patarimas vėlgi jisai toks yra labai platus. Tai dabar liktai tavo klausimas, ar įmanoma suteikti pačiam nepriimant, jisai liktai jau duoda tokį atsakymą, kad neįmanoma. Iš tikrųjų, tai įmanoma. Įmanoma. Ir aš gal iš gyvenimo tokį paprastą pavyzdį pasakysiu, jeigu įsivaizduokit, kad tėvas rūko, o vaikam aiškina, kaip rūkyti yra negerai ir ten kerta per nagus, jeigu pamato. Ne? Tai reikėtų atskirti, kas yra informacija, kurią gauni. Pavyzdžiui, rūkyti yra nesveika, ta informacija yra teisinga. Tėvas teisingai sako, tačiau jisai pats to nedaro. Tai kaip vaikas į jį žiūrės? Tai
Tai lygiai taip pat ir su vadovais. Aš sakau, kad mūsų organizacijai reikia keistis, mums reikia ugdyti grįžtamojo ryšio kultūrą, mums reikia daugiau, mažiau, rečiau, bet kaip, tačiau pats nieko nedarau. Tai ta informacija kaip ir teisinga, ką sako vadovas. Tačiau kaip aš jį žiūrėsiu, jeigu jis to nedaro. Ir jeigu mes eisime tuo pramintų keliu, tai greičiausiai mes abu nieko ir nedarysime. Aš vadovo neklausysiu, o jis toliau irgi nieko nedarys. Ir mes abu pralaimėsim šitoj situacijai. Tai jeigu vienu žodžiu atsakant į tavo klausimą, nuo ko reikėtų pradėti, tai reikėtų pradėti nuo mokymosi klausytis. Ir tai yra numeris 1, ką reikia daryti grįžtamajam ryšy. Ir šitoj vietoj man norėtųsi tiesiog pakviesti, pakeisti tą savo fokusą nuo to, kad mokytumėmės, kaip suteikti grįžtamąjį ryšį, išmoktume klausyti. Ir dėl to gali padėti tikrai šita knyga Didi drąsa, kurioje aprašyta nuostabi autorė Brené Brown, kas nenori skaityti, gali paklausyti jos pasisakymų internete, tikrai labai įdomu, jinai yra pažeidžiamumo ir gėdos tyrinėtoja. Ir jinai sako, kad tol, kol mes nesutarsime, kad diskomfortas mokymosi procese yra normalus reiškinys, tol visą laiką jo vengsime. Tiesiog tai turi tapti įmonės kultūros dalis, kad gaunant grįžtamąjį ryšį yra jaučiamas diskomfortas. Tačiau po to, mes dar prieisime prie tos temos, kad pasibaigti pokalbis vis dėlto turi pozityviai. Po grįžtamojo ryšio pokalbio aš turiu išeiti geriau nusiteikęs, negu atėjau prieš jį. O kas vyksta jo metu, tai yra tikrai nelengva. Ir galima truputį pažiūrėti su jumoru, galima savo kompanijose susikurti savo žodyną. Pavyzdžiui, mano buvusioje organizacijoje mes sakydavom, išėjau šlapia nugarą. Ir jeigu tu neišėjai iš pokalbio šlapia nugarą, tai nelabai tu ten ir dirbai. Iš tikrųjų, apie tą gebėjimą priimti diskomfortą, čia galima daug šnekėti. Ir aš dabar pagalvojau, kai tu pasakei apie tą gerą pokalbį, iš tikrųjų, net ir sakant teigiamą ir vien tik tai teigiamą grįžtamą į ryšį, pavyzdžiui, kolegai, bet jeigu tai darai, ne taip probėgom, kad maždaug ačiū gerai padarei, bet kai pabandai sudėlioti labai aiškiai, už ką aš, pavyzdžiui, vertinu šitą žmogų, kokius privalumus matau, tikrai kyla tam tikras diskomforto jausmas tiek pačiam gaunančiajam. Atrodo, kodėl, bet iš tikrųjų tą jaučia ir priimantysis, ir tą jaučia ir teikiantysis, nors žinai, kad tikslas yra pozityvus ir dalykai sakomi yra pozityvus, bet vien pati ta pokalbio forma, jinai yra sudėtinga. Ar yra kažkokios priemonės, kaip lengviau išbūti dar prieisim ir prie, ko gero, to jau negatyvo sakymo, bet pradėkim, kad ir nuo pozityvių dalykų. Tam tikras diskomfortas yra jaučiamas ir ar yra kažkokios priemonės, kaip lengviau išbūti šitoj situacijai? Ar galiu tau pasakyti, kad lengviau nebus? Nebus lengviau. Nebus, Irida, lengviau. Man labai norisi pasakyti, žiūrėkit, bet paskaitykite tą knygą, išgerkit šitą kokteilį ar vaistuką ir bus lengviau. Nebus lengviau. Viskas, kas paliečia mūsų tapatybę, visą laiką yra jautru. Ir dėl to mums gali kartais būti sunku ir girdėti teigiamus dalykus. Tai, ką tu papasakoji, šiek tiek ir signalizuoja apie santykį tarp tų žmonių. Bet reikėtų atskirti grįžtamojo ryšio informaciją ir santykį su tuo, kuris sako, ar ne? Pavyzdžiui, kartais žmogus sako teigiamą dalyką, o tavo reakcija būna tokia, ar tai čia aš gera darbuotoja, tu ką, šaipaisi iš manęs, ar ne? Tai reiškia, kad mes kalbam ne apie tą informaciją, bet mes kalbam apie tai, kad aš tavim visiškai nepasitikiu ir tai, kad tu sakai, mane tiesiog šokiruoja. Tai yra toksai dalykas, kad yra informacija ir yra santykis ir yra dar tiesa ar netiesa, kokius faktus pasakome. Tai jeigu einame giliau į grįžtamą ryšį, tai šitos reikėtų išsinagrinėti. Ir todėl, tu ten prieš tai paklausai, kodėl reikia laiko. Todėl, kad aš turiu savo galvoj susidėlioti, kur čia buvo tiesa, kur buvo netiesa, kur buvo mano kažkokia tai reakcija į tą žmogų, ar ne, kur buvo galios, negalios santykis, tas neatsiranda taip greitai. Todėl labai gerai pasakyti,
ačiū, kad pasakei, dabar man reikia laiko su to pabūti. Pabūsiu, grįšiu, paklausiu. Okay, tai visgi pabuvus ir susiruošus dar vienam pokalbiui, ką patartum, kaip visgi reikėtų tą konstruktyvų grįžtamą į ryšį teikti? Ir čia turiu galvoj vieni kitiem. Tarsi nebūtinai vadovas pavaldiniui, bet ir kolega kolegai, draugas draugui. Ar mes, pavyzdžiui, sakom, kad yra tam tikri universalūs dalykai. Ką tu Ligita manai? Aš, jeigu galiu, truputį norėčiau pasidalinti vienu asmeniniu pavyzdžiu, kuris man padėjo tokį apskritai pagrindą supratimo, kas yra grįžtamasis ryšys. Čia mano tikra istorija. Aš kai pradėjau dirbti tarptautinėje organizacijoje su stipria grįžtamojo ryšio kultūra, aš taip džiaugiausi, kad ojojoj, kaip aš čia dabar duosiu grįžtamąjį ryšį ir kaip čia viskas gerai ir labai faina. Ir aš nuvažiavau į Rygą ir savo kolegijai nusprendžiau duoti grįžtamąjį ryšį. Va taip, kaip tu sakai, atėjau, pamačiau ir dabar jau aš jai pasakysiu. Aš jai pasakiau, man atrodo, kad labai kelis paprastus dalykus, man taip atrodė. Tačiau į tai niekaip nesureagavo, išklausė, viskas baigėsi, tačiau man išvažiavus, jinai nuėjo pas savo vadovą pasiguosti, kaip atvažiavo Ligita ir mane čia tiesiog šokiravo. Ir nori keisti mano asmenybę, aš to nenoriu ir jinai verkė ir buvo, žodžiu, blogai. Jos vadovas kreipėsi į mano vadovą su priekaištais, kas čia dabar darosi, kokiais turite teisę ir kol aš grįžau iš tos Rygos, tai vyko tarptautinis konfliktas tarp dviejų organizacijų, aš net nesupratau, kad čia taip gali būti. Galiausiai istorija baigėsi taip, žinai, kaip vaikai smėlio dėžėje žaisdami susipyksta, tada jie susitaiko, tėvai susipyksta, vaikai jau žaidžia, o tėvai dar 3 metus vienas su kitu nekalba. Tai buvo panašiai. Ir po to mes su ta mergaitė vėl susitikom, išsiaiškinom, susitaikėm, bet man tai buvo tokia pamoka, kad nekišk savo grįžtamojo ryšio, jeigu tavęs neklausia. Jeigu neklausia, žmogus nepasiruošęs, gal jam nereikia, gal tu nežinai faktų. Tai va čia yra tokia pagrindinė žinutė, kad grįžtamasis ryšys visgi turi prasidėti nuo klausimo ir klausimo. Ir tarkim, aš noriu gauti iš tavęs grįžtamąjį ryšį, ar ne? Aš ateinu ir tavęs ir paklausiu. O jeigu tu pribėgsi ir mane apmėtysi tais grįžtamais ryšiais, greičiausiai aš užsidarysiu. Tuo labiau, kad tu neturi man galios, kad aš turiu tave klausyti. Ar ne? Tai va šita knyga apie grįžtamąjį ryšį man tikrai teko tokia sėkmė sudalyvauti šitų autorių mokymuose. Tai jos esmė ir yra paaiškinti žmonėms, kodėl reikia pradėti nuo savęs. Nes šitie dėstytojai daug metų dirba su grįžtamojo ryšiu ir sunkiais pokalbiais ir jie sako, kad svarbiausias yra tas žmogus, kuris priima. Tai reikia mokytis priimti. Ja, čia turbūt kalbant kaip su įsitraukimu, kad daugiausia mes dirbam su organizacijom ir kažkaip atrodo, kad pačia organizacija turi rūpintis, kad darbuotojai būtų motyvuoti, būtų įsitraukę, vadovai turi rūpintis darbuotojų įsitraukimu, o darbuotojas atrodo yra toksai pasyvus dalykas, su kuriuo tiesiog daroma, kad jis būtų įsitraukęs. O ką pats darbuotojas gali padaryti, kad darbas jam patiktų ir kad norėtų, kad būtų tas įsitraukimas ir ta meilė darbui. Tai čia kaip ir yra dvi pusės, tai su grįžtamuoju ryšiu tas dar stipriau yra. Kad tai yra ne tik tai, kad kažkas man duoda grįžtamąjį ryšį, o aš ten sukovoju su juo arba bėgu, bet lygiai taip pat aš galiu eiti ir aktyviai klausti to grįžtamojo ryšio. Ir dar norėčiau paskatinti, kad tą darytų vadovai. Pavyzdžiui, per mokymus man labai dažnai tenka girdėti tokius komentarus, kai mes turime visos
aš tada supratau, kad man visiškai nesvarbu, kokį jis ten gavo įvertinimą, ką ten apie jį kalba, bet mane sužavėjo jo drąsa atsiskleisti ir pasirodyti darbuotojams. Ir sekdami paskui jį, mes visi iš paskos tipų tapų po truputėlį pradėjome tą daryti. Tai vat atsakymas į klausimą, nuo ko pradėti organizacijai, pradėti nuo vadovų. Ir pradėti nuo to, kad aš sakau apie save kartais ir tokius dalykus, kurie yra nepatogus. Ir aš tikiuosi, kad ir jūs pradėsite daryti tą patį. Ir jums už tai nieko nebus. Nes jeigu tik tai bus, tai toj vietoj ir pasibaigs. Žiūrėk, o dabar vėlgi visgi apie tą klausimą grįžtamą ryšį ir ypatingai mes sakom, kad raginam vadovus Atsiprašau, truputį negirdėjau. Kažkas nutiko pas mane truputėlį. Ar dabar viskas tvarkoj, girdisi, matosi? Aš tai girdžiu tave. Ir prezentacija, matau, pabėgo. Tai sustojom šiek tiek apie vadovų tą raginimą, kad eit ir klaust. Bet jeigu pradėjus kapstyt, kodėl žmonės vengia klaust grįžtamojo ryšio, pasižiūrėjus giliau, iš tikrųjų čia pasimato tokių ganėtinai daug ir įvairių motyvų. Vienas dalykas yra toksai, kad galiu pasirodyti toks besiprašantis pagirų. Tarsi, kad jeigu ypatingai padarau prezentaciją ir klausiu, o kaip man sekėsi, ir atrodo, kad jau čia laukiu pagirimų. Nors ko žmogus iš tikrųjų nori, galbūt tuo momentu iš tikrųjų reikia tik palaikymo, kitu momentu jis nori išgirsti ten 12 punktų, kągi reikėtų patobulinti, ne? Kitu atveju, aš tikrai žinau, kad žmonės vengia klausti grįžtamojo ryšio, nes bijo pasirodyti neprofesionalus. Ir ta baimė, jinai nėra labai racionali, bet jinai egzistuoja. Kad kaip čia dabar aš toks profesionalas, aš puikiai išmanau savo sritį ir jeigu aš pradėsiu klausti grįžtamojo ryšio iš aplinkinių, atrodys, kad demonstruoju savo nesaugumą, savo kažkokį nepasitikėjimą savo kompetenciją. Tas egzistuoja. Taip, be abejo. Aš gal atsakysiu į tavo pirmą klausimą, nes man labai atliepė apie tai, kad tu klausi vieno, o gauni kitą, ar ne? Tai vėlgi pasikartosiu, kad aš mokiausi iš labai gero vadovo ir galiausiai ta pradžia mūsų bendravimo tikrai nebuvo lengva ir turėjom labai sudėtingų pokalbių, bet galiausiai mes baigdavom to. Jeigu aš ateidavau su prezentacija ir paklausdavau, jisai tiesiai manęs ir paklausdavo, tai ko tu nori? Ar tu nori, kad aš tiesiog tave išklausyčiau? Ar tu nori, kad aš tave pagirčiau? Ar tu nori, kad parodyčiau klaidas? Tai reiškia, kad tarp mūsų jau buvo toksai atviras santykis, kur mes galėjome tiesiog kalbėtis. Ir aš kartais sakydavau, nieko nesakyk, tiesiog duok man išsisakyti savo emocijas, viskas. Ir jisai kantriai paklausydavo ir dar padarydavom iš to šiek tiek humoro. Tai mano nuomonė, kad vadovo santykis su pavaldiniais turėtų būti sveikas, kuriame tu gali pasakyti. Aišku, jeigu tu išeini į didesnę auditoriją, jau labai turi būti drąsus, kad tu savo klaidas rodytum. Ir aš netgi nerekomenduočiau to daryti dėl vienos paprastos priežasties. Kartais tu gali gauti etiketę, kuri prilimpa, o po to su ją tvarkytis yra labai sunku. Tai jeigu organizacija tikrai aktyviai dirba to klausimu ir visi gali pabūti toje situacijoje, tada yra saugu. Bet jeigu tu vienas išsišoksi, tai gali tau būti ir nesaugu. Žodžiu, prieš kiekvieną veiksmą reikia pagalvoti, ką tu darai, ir prieš kiekvieną pasisakymą reikia pagalvoti, kokius žodžius naudoji. Ir dėl to aš įdėjau šitą knygą apie žodžių galią, kad kartais mes tikrai nepastebim, kokie žodžiai išeina mums iš burnos ir kiek vienas žodis gali pakeisti visą energetiką ir visą nuotaiką ir tiesiog buvimą toje vietoje. Ir pasidalinsiu keletą pavyzdžių, kurie man labai patiko iš dabartinių organizacijų. Tarkim, viena organizacija man pasakė, kad jie nustojo naudoti žodį problema. Sakau, o kaip jūs sakote? Sako, mes turime situaciją. Ir vėl tas žodis vietoj problemos situacija, jau jis skamba šiek tiek lengviau. Arba sako,
mes neklausome, kas kaltas, mes sakome, o kas atsakingas už šitą situaciją. Ir energetinis fonas pasidaro toksai labiau darbingas. Paskutinis dalykas, kuris mane totaliai sužavėjo, tai personalo vadovų pakeistas veiklos vertinimo pokalbiai į veiklos aptarimo pokalbius. Galvoju, oi, kaip miela. Visai yra kita energetika. Ar tu ateini, kad tave įvertintų, ar tu ateini apie savo veiklą pasitarti. Jo, aš irgi pasidalinsiu tada iš savo ruoštų, iš savo dabartinio projekto, kur pradėjom dirbti su organizacija, kur vadovų atlieka vertinimą 360 laipsnių metodu. Ir vienas iš kriterijų, vienas iš elgsenų, ką jie vertina visos organizacijos mastu, būtent iš vadovų, tai yra prašo grįžtamojo ryšio iš kitų apie save. Ir pabaigai norėčiau porą patarimų iš tavęs, Ligita. Tai vienas yra, o kągi mes galim patart vadovam ir nevadovam, o kaipgi visgi paprašyti to grįžtamojo ryšio? Gal yra kažkokios, gairės, kad tas prašymas jisai būtų, ne toksai, kaip tu paminėjai šitam pavyzdį, kur vadovas klausia, ar turi man klausimų? Arba kokių klausimų turi, arba ką turi pasakyti apie mano darbą? Čia toks irgi labai mėgiamas ir neiššaukiantis iš tikrųjų atsakymų nuoširdaus. Tai kaip paklausti? Kaip paklausti? Tai dabar gal pradėsiu nuo to, kad iš principo tie sakiniai, kuriuos mes paminėjome, ką tu galvoji apie mano darbą, ar koks aš esu vadovas, jie yra geri sakiniai. Ir jie yra atviri klausimai ir duoda tau galimybę pasakyti, tačiau yra klausimas, kokiu metu ir kokioj situacijai tu tokį klausimą užduodi. Aš, tarkim, vedu supervizijas ar ne, vadovams kalbamės, tai aš pastebiu, kad žmogus sušyla ir pradeda kalbėtis maždaug po gero pusvalandžio. Tai jeigu tu taip prieisi ir paklausi, greičiausiai žmogus neatsakys. Todėl visą laiką sakau, jeigu yra grįžtamojo ryšio pokalbis, skirkime tam laiko. Tai numeris 1 patarimas yra skirkime laiko. Aš paprastai eidavau su savo darbuotojais arba į kavinę, arba pasivaikščioti. Ir pradėdavom kalbėti nuo kitų dalykų, nuo paprastesnių dalykų. Pasitikrinam, ar mes vienas kitą priimam, ar vienas kitą matom. Ir tada ateina laikas, kad tu gali tiesiog pasakyti, man tavo nuomonė yra svarbi. Aš klausiu dėl to, kad norėčiau pamatyti save iš šalies. Gal aš kažką tai darau ne taip. Kaip tu galvoji? Padėk man. Tai bus man dovana. Ir tau už tai nieko nebus, ką tu pasakysi, ar ne? Galima su humoru, galima atrasti kažkokią kitokią formą pasakyti, bet aš turiu žinoti, kad tai, ką aš pasidalinsiu, man už tai nieko nebus. Ir kartais, žinok, juokaudama vadovams, ypač iš verslo, parekomenduoju paskaityti Krikštatėvį. Ir jie sako, o kodėl jūs čia tokią knygą rekomenduojat? Sakau, ten yra labai geras verslo vadovėlis. Ir yra vienas toksai momentas, kai Michaelas Corleone, perimdamas iš tėvo visą tą mafijos verslą, jis sako, tėti, o kaip tau pavyksta žmonės įtikinti? Savus, ne tuos, kuriuos jau ten skriaudžia. Jis sako, aš esu senamadiškas žmogus, aš neskubu, aš stengiuosi. Viskas? Viskas. Neskubėti ir pasistengti. O savo žodžius tikrai kiekvienas atras. Čia, žinai, galbūt irgi kaip su vaikais pradedant rašyti, mes nubrėžiam 3 linijas ir sakom, dabar tu turi taip tą raidę rašyti taip, o kada išmoksti, tai tu rašai taip, kaip tavo ranka rašo. Tu kalbi tokiais žodžiais, kurie yra tavo. Nereikia apsimesti kažkuo tai kitu ir mėgdžioti kažkokius kitokius žmonės. Reikia daryti nuoširdžiai, tikrai. Kada tai bus tikra, žmonės tikrai nuskaitys. Ir lygiai taip pat nuskaitys, jeigu bus netikra. Ja, man tai, ką tu kalbi, man atrodo, kad iš tikrųjų ėjimas jau į tą savo požiūrio ir nuostatų keitimą. Nes tikrai labai patiko tavo patarimas, labai paprasta, bet iš tikrųjų galbūt ne visada lengvai įvardinama, kad pirmiausia neskubėkit ir jeigu jau skiriat laiko pokalbiui, kad skirit laiko pokalbiui pakankamai daug.
Tikrai Nes taip. ką šiuolaikiniai, negaliu sakyti ar vadovai, ar žmonės, bet tikrai yra tendencija, kad norisi padaryti greitai. Mhm. Ir per 15 minučių, va tuoj suteiksiu grįžtamą į ryšį arba paklausiu ir bėgam. Ir čia, ko gero, pirmas dalykas, kur reikia sustoti. Nes grįžtamasis ryšys yra ne vien tik tai apie informaciją, bet jis yra pirmiausia apie santykį. Visiškai pritariu. Ir jeigu nėra to santykio, tai greičiausiai ir grįžtamasis ryšys bus arba formalus, arba netikras, arba tas iš dvigubos komunikacijos. Ir pasakysiu, ką tu nori girdėti, ir išklausysiu apsimesdamas, kad klausausi, ir kas iš to. O kitas dalykas yra apie tą, kaip sakai, stengtis ir nuoširdžiai stengtis. Nes jeigu man tikrai atrodo, kad aš tikrai rūpinuosi, ką žmonės galvoja, kaip jaučiasi ir ką galėčiau padaryti, kad visiems būtų geriau, tai tie žodžiai, ko gero, patys ateina, kaip ir sakai. O jeigu nėra to nuoširdaus noro žinot, tai ir baigėsi. Varnelę uždėjau, paklausiau grįžtamojo ryšio ir viskas. Taip, pritariu. Tai va, ir turbūt tas pats ir kolegom galioja. Taip, galioja ir šitoj vietoj, vėlgi pasikartosiu galbūt, bet labai svarbu atskirti žmogų nuo informacijos. Kartais tas žmogus, kurio mes nemėgstame, kuris mums nepatinka, kuris turi kitokią nuomonę, jisai kažką tai mums pasako ir mes įsižeidžiam. Bet, žinai, su vandeniu išpilam ir vaiką. Gali tokia atsitikti situacija, kad kartais tas neigiamas žmogus, jisai pasako gerų dalykų, bet mes tiesiog nenorime girdėti. Tai atskirti, kur yra santykis, o kur yra informacija. Aš paprastai rekomenduoju, jeigu norite gero grįžtamojo ryšio, tai klauskite to žmogaus, su kuriuo jūs nesutarėte. Tai bent bus naudos iš tos informacijos. O kartais tas jūsų darbinis draugas, jisai, pagailės jūs ir nepasakys. Arba pasakys taip, kad jūs nesuprasite. Taip ir neblogai. Bet kas iš to? Jeigu tikrai viduje yra noras žinoti ir noras keistis, tai reikia drąsos, valios ir pradėti pirmam. Ir kitaip nebus. Ir lengva nebus. Nuraminai. Regita, tu dar minėjai, kad pabaigai norėjai pratimą duoti. Koks tai pratimas? Jo, aš norėjau duoti pratimą. Aš niekada nesiūlau pratimą ar kažko tai, ko pati nesudariusi. Tai yra toks vienas labai stiprus ir labai geras pratimas. Tai yra pasirinkti kolegą iš savo aplinkos, kuris labai nepatinka, su kuriuo santykis yra prastas ir su kuriuo nuolat jūs konfliktuojate ir jaučiat kažkokią tai įtampą. Pasirinkus tą kolegą, iš tikrųjų reikia rašyti, reikia sėsti, skirti laiko ir parašyti jo ar jos gerąsias savybės. Mažiausiai 20, mažiausiai. Jeigu galite daugiau, gerai, bet jau 20, tai būtinai reikia to padaryti. Dabar parašote tą 20 ir po to reikia parašyti 10 situacijų, už kurias aš esu tam kolegai dėkinga ar dėkingas. Nežinau, skamba galbūt keistai, bet... Aš klausausi Ligita ir, žinai, pasidalinsiu, kokie man jausmai kyla. Pasidalink. Aš bandau, perkratau mintise savo pažįstamus, su kuriuo čia yra kažkokie labiau įtempti santykiai ir galvoju, ne, jau šito aš tikrai nenoriu daryti, man labai patinka to žmogaus nekęsti. Supratau. Pritariu. Gerai, aš atliepsiu į tavo, pabaigsiu apie pratimą ir atliepsiu į tavo tą nekentimą, gerai? Tai tas pratimas yra naudingas dėl to, kad rašant reikia stebėti, kaip keičiasi tavo nuostata to žmogaus atžvilgiu. Ir kažkur tai ties 10 punktų įvyksta viduj toks lyg ir spraktelėjimas, kai jau ta teigiamų dalykų sąrašas pasidaro toksai didelis, kad tu pats savo pasakai, oi, palauk, bet tai gal čia nėra taip blogai, kaip aš galvojau, ar ne? Ir antras dalykas geras iš šito pratimo, kad užplūsta labai daug geros energijos. Aš į šitą pratimą padariau, tai darbe mano kolegos sakė, tu gal įsimylėjai, kas darosi, nuo tavęs šviečia. Aš sakau, tiesiog išsilaisvinau iš to negatyvo, kurį nešiojaus visą laiką. Net kuo daugiau mes prisikaupiam to neigiamo santykio,
tai tuo sunkiau mums yra tiesiog laisvai gyventi ir kvėpuoti. Tai vat, šitą pratimą labai rekomenduoju. O antras dalykas, vat, atliepiant į tavo, kad man patinka pykti ant jo ar ten kažkaip, tai jame irgi yra daug tiesos, nes pyktis yra labai stiprus variklis irgi. Ir vat, aš turėjau gal tokį atsitikimą tikrą, kalbėjausi su žurnalistu, kuris pabėgęs, politinis pabėgėlis, pabėgęs iš savo šalies, ir mes su juo kalbėjom apie emocijų valdymą. Ir jisai sako lygiai tą patį, aš nenoriu nustoti pykti, nes aš negalėsiu rašyti. Aš rašau tik tai dėl to, kad pas mane vat, visą tai kunkuliuoja. Ir sakoma, kad jeigu nori kažką padaryti, kartais reikia tikrai labai supykti. Ir tas pyktis pereina į kažkokį, tai nežinau, projektą, į kažkokias tai mintis. Ir tai nėra blogai. Kur kas blogiau, jeigu mes apsimetam, kad nepykstam. O kalbant apie tavo apibūdintą tą jausmą, kas apima, galvojant apie kitą žmogų ir va tas spragtelėjimas. Man atrodo, kad čia budizme yra labai geras tas terminas atjauta. Ir tai yra praktikuojama būtent va ta atjauta kiekvienam žmogui, kur kai pradedi ją jaust, tada matai kiekvieną žmogų, tiesiog kaip žmogų. Aš kartais naudoju per mokymus, kai man dalyviai sako, kad vat jau su šito žmogum tai niekada nesusitarsiu ir mes neturim nieko bendro. Ir aš tada kartais panaudoju tą budistinį pasakymą, kad visi mes turim du bendrus dalykus. Visi, absoliučiai. Tai norim, kad mus mylėtų ir nenorim kentėti. Tai koks žmogus bebūtų, jis irgi jaučia tą patį kaip ir mes. Tai net jeigu pradedi dėrybas ar kažkokį tai pokalbį su žmogum, kuris yra kitoks negu tu, tai labai geras pagrindas, kad bent kažką tai bendro mes turim. Ir turim. Tai šitą gražią mintim ir baigime, man atrodo, pokalbį su palinkėjimu visiems dalyviam būti mylimiems. Eiti į gilius santykius, neskubėti ir stengtis. Ačiū, Irida. Ir aš dar norėjau paklausti, aš matau, yra klausimų įdomių, mes atsakysime gal raštu į tos klausimus, ar ne? Ar kaip? Mes galim dabar sureaguoti, nes dar turim porą minučių. Aš tiesiog mačiau, kad klausimai atsiranda ir nenorėjau tai palikti juos. Gerai, tai yra klausimas apie tai, kaip kurti grįžtamo ryšio kultūrą organizacijai, kad kolegos vieni kitiem teiktų. Galima, kaip pasakyti, man atrodo, kad čia yra dalis visos tos kultūros, ar ne? Aš turbūt ir pasikartosiu, kad apskritai pradėti kurti tokią kultūrą, tai reikia susėsti ir pasikalbėti aukščiausio lygio vadovams, ar mes tai darysime ir kaip mes tai darysime. Tada mums reikia turėti kažkokius tai savo procesus ir tada, jeigu vadovai tą patį darys, tai kaip tu sakei apie įsitraukimą ir daryti nieko nereikės, jie patys darys. Ar ne? Jeigu jie matys pavyzdį, tai bus skatinama organizacijai, darbuotojai tikrai patys darys. Bet tą toną turi, ta iniciatyva ateina iš apačios, bet leidimai ateina iš viršaus. Jie turi kažkur susitikti, nes žmonės natūraliai to nori. Pavyzdžiui, man yra tekę matyti organizacijų, kurie sako, kad tai yra laiko gaišimas. Tai gal pradėkim nuo to, kad susitarkim, kad tai nėra laiko gaišimas, kam tai reikalinga. Kai mes turim turėti kažkokį tai pagrindą, dėl ko tą darome. Ir aišku, žmogus, kuris jau pradės tą daryti, jisai turi susitaikyti su tuo, kad nugara bus šlapia kartais, kad malonu nebus, tačiau kaip bus gerai po to. Ar pridėtum ką nors prie šito mano pasakymą? Ne, aš nieko nebeturiu pridurti šitoje vietoje. Gerai. Gerai, tai dėkui tada visiems dalyvavusiems, dėkui už jūsų skirtą laiką. Čia matot mūsų kontaktus, Ligita, ačiū, kad pasakei mokyklos. Mokyklos, man labai patinka šitas irgi terminas, įkūrėja.
Ir Airida iš įmonės Adels, vėlgi užsiimam ir grįžtamojo ryšių, bet ko gero daugiau su vertinimai, tyrimai ir kaip natūrali vertinimo tasa yra grįžtamasis ryšys pas mus. Kviečiu prenumeruoti mūsų YouTube kanalą, kviečiu kviesti mus LinkedIn'e draugaut ir sekite tolesnius mūsų įrašus ir pokalbius. Ačiū visiems, kurie kantriai klausė mus.